Sveiki, čia Miško istorijos, o aš šio epizodo vedėja Kornelija Jasiūnaitė. Ir šį kartą kviečiu jūs visus išgirsti įdomiausius mitus ir faktus apie mūsų Lietuvos miškus. O šalia manęs, kaip tik tai ir stovi šiuo metu, šių reikalų žinovas, docentas Artūras Gedminas. Tai pirmiausia, gerbiamas Artūrai, kalbėkime apie tai, kas jautriausia mūsų visuomeniai. Tai apie kirtimus ir ypatingai plynuosius, nes būtent jie sulaukia daugiausiai visuomenės aistringų tokių reakcijų, skirtingų nuomonių. Manoma, kad iškirtus mišką yra tiesiog negrįžtamai sunaikinama jo visa bioįvairovė. Tai kiek tai yra mitas, o kiek tiesa? Jo, čia ir labai yra klystama dažniausiai, nes kadangi atrodo, kad kirtavietė, visi įsivaizduoja, kad kirtavietė, plyna daleiskim, yra tas plotelis, kuriame buvo miškas ir jo nebėra. Va čia ir yra klaida. Visą laiką reikia mišką biškį žiūrėti iš platesnės pozicijos, kadangi, va dabar daleiskim, mes esame Dubravos miške. Taigi nesakoma, kad iškirtume visą mišką. Iškirstas yra dalis tik miškelio. Tai reiškia kažkokia tai elementas, mažas elementas, o ne visas miškas. O mes mišką suprantame kaip kažkokį tai vieną organizmą, gyvą organizmą, kuris sąveikauja. Jam va šitas plotelis yra tik tai toksai mažas iššūkis, kurį jisai paskui pats miškas, būdamas, turėdamas daug dar visokių padėjėjų, sugebės atstatyti ir bandys kuo greičiau atstatyti jį. Ir va tas supratimas, kad mes dabar iškirtom tą mažą ploteliuką, sako, kad viskas, čia jau miško nebebus, čia niekas nebegyvens, jau čia pabaiga, pabaigtuvės. Ne, taip miškas niekada nepalieka tokio dalyko. Ir netgi sakau, čia gal reikia kažkokią analogiją parodyti. Daleiskim, palyginkime, kad miškas yra kaip žmogus organizmas kažkoks, reiškia, irgi vientisas, irgi mes viską reaguojame, bet kokį iššūkį. Iškirtome, daleiskim, plaukų sruogą. Paimėm, iškirtom plaukų sruogą. Taip, iškirtom sruogą, mes ten sureagavom, ten reikia šukuotis, plauti dar kažką tai, bet jisai atauga. Po mėnesio mes jau vėl plaukai atauginti, lygiai taip pat miškas. Aišku, čia viskas vyksta ilgiau, ilgesnis procesas, kadangi miškui reikia formavimas, viso vyksmo, bet esmė tame, kad, sakau, miškas yra, nuolat besikeičiantis. Taip, jisai visą laiką besikeičia ir jisai niekad neužleis. Atrodo, kad jisai toks ir lepus yra. Bet ne, miškas yra kaip tik tai labai atsparus ir jisai jaučia, kad va šitoj vietoj man atsirado erdvė, aš turiu dabar galimybę atsinaujinti ir jisai būtinai ją užims. Tai ne taip, kad nėra, kad bus tuščia. O sakykite, gerbiamas Artūrai, tai kokiųgi sąlygų reikia tam miškui, tam ploteliui mažam iškirstam, kad jisai ir vėl visas išbujotų, atrodytų taip gražiai, o gal net gražiau, negu mes matėm anksčiau. Ir per kiek laiko ta bioįvairovė visa atsinaujina? Tai nemažai darbų esame darę irgi kaip tik tai sukirtavę ir norėjom pasižiūrėti, kaip tai vyksta. Ar čia tikrai jau miškas nebeatsistatys, ar jam čia bus labai sunku tai padaryti. Bet ne, žinokite, praktiškai galėčiau pasakyti, kad ta kirtavietė atsiranda kaip oazė. Įsivaizduokit, dabar visur aplinkui miškas vienodas, visos sąlygos vienodos, va čia kaip augo ta mėlynė ir bruknė, tai jinai ir auga ir tos bioįvairovės aplink yra labai nedaug. Nes kadangi augalijos mažai tokių aikštelių ar dar kažko tai, ir staiga įsivaizduokit, tarp tos jūros miško atsiranda šviesi vieta. Visiškai šviesi, saulės apšviesta. Čia tai yra paunksmės toksai, todėl tos žolės ir auga. O ten atsiveria tokia vieta, kurioje pradeda keistis klimatas, kadangi daug saulės patenka, daug kritulių susigeriama, vėjai kitokie visiškai. Ir todėl tasai kitimas vyksta labai greitai. Žmonės, reiškia miškininkai, kurie išėmė tą miško dalį, jie išsivežė tik medieną. Su jie neišėjo į bioįvairovę. Miškininkai išsivežė medieną, liko laisvas plotas ir daug maisto. Daleiskim, liko kelmai, labai mėgstamas dalykas. Toliau šaknys visos, kurios užėmė visą tą plotą, jos bus panaudotas dirvos tręšimui viską. Toliau, kaip sakiau, tas apšviestumas labai turi didelę reikšmę dėl to, kad tada
augalija atsigauna. Jau tada mėlynė jau nebepatinka jai, tai jinai pradeda taip mažėti jos, atsiveria ploteliai, kuriuose jau gali, žolinė augalija. Ir jeigu žolinė augalija, paskui ją ateina visi vabzdžiai, kurie valgo tą žolinę augaliją. Atsiranda žydėjimas, pradeda kurtis tokie augalai, kurie žydinti. Tai jau dabar, jeigu vasarą čia vaikščiotumėt, drugelio nepamatytumėt. Ten citrinukas gal praskrenda koksai ir viską. O kai atsiranda jau tie žoliniai augalai, kuriais minta jau tie drugiai, tai jau čia matome ir mėlynukai, ir raudonukai, visokių drugelių priskiriant. Tai tos sąlygos susidaro labai palankios ir visi aplinkui gyvenantis vabzdžiai, gyvūnai renkasi į tą oazę, nes jiems čia yra ką veikti. Maisto yra, žolės yra. Kelmai tai yra idealus maistas netgi tokiom retom rūšim, kurios apgyvendina ir šiltamėgiam, nes jos mėgsta kur šilčiau. Daleiskim, šitas kelmas yra, jisai miške, jisai užuotemai, jisai tiesiog negali sušilti, viduje vabzdžiai nelabai taip efektyviai auga. Ir jiems reikia būtinai tada kažkokio šiltesnį vietą. Tai geriau pasirinkti ten toliau kirtavietę, kur kelmai apšilė, saulė, viskas, ir jie užima tos kelmus. Mūsų tyrimai parodė, kad praktiškai, jeigu pušyną paėmus, tai pirmais metais bioįvairovė joje nesumažėjo. Tai išvėsė medieną, plika kirtavietė, tik tai kelmai nesumažėjo, nes jos neišvėsė. Jinai dar nesureagavo į tą visą dalyką, o paskui po metų, kai jau tas klimatas jau gerėja, pasikeitė viskai, mikroklimatas, tada pradeda rinktis jau visą. Ir netgi nustatyta, kad pradeda didėti tą bioįvairovę dėl tuvo pasikeitimų visokių. Vadinasi, dar geresnė terpė gaunasi. Dar geresnė terpė ir tas trauka tų vabzdžių pirmiausia. Paskui vabzdžius suskrenda paukščiai. Jie jau miške tiek neranda vabzdžių, kiek randa kirtavietėje. Tai jie susiskrenda, ten dar kenkėjai būna visokiausių, medienos įvairiausių, tai jie ten dar turi maistuko. Jeigu suskrido paukščiai, tai čia jau žiūrim ir plėšrieji atvaro, kadangi kelmuose gyvena įvairios kinivarpų lervos, ausuočių lervos gyvena, tai genys nepraleis tokios progos. Jisai tokių smulkių gali pasirankioti vabzdžiukų, bet kur iš kelmo ištraukia tokia kirmelė piršto storio, tai suprantat, jau yra ką ir pavalgyti. Tai džiaugsmas ir todėl gyvybė visa pradeda rinkti. Irgi, jeigu kirtavietę pažiūrėsime, čia jau matosi 2 metų kirtavietė, tai pažiūrėkite, kiek yra aviečių, kiek yra kitų augalų, skiriasi biškį nuo miško. Tai visas tos avietės yra valgoma. Jeigu stirna valgo čia tik mėlynę, jai mažoka šito dalyko, jai reikia visą laiką ūgliukų šviežių, visko kito. Visos stirnos iš aplinkinių, jeigu ateit vakare, jos rinksis čia griaužti šitų dalykų. Tai reiškia, jums irgi reikia tos oazės. Tai nuo pat mažųjų tokių, ar ne, vabzdžių iki stirno ateina ir visiems tinka. Briedis ateis biškį vėliau, kai jau miškininkai į ją pasodins jau mišką ir pradės augti, tada jau briedžiam jau dar įdomiau pasidaro ir renkasi ir tie stambieji. Tai aš išgirdau, sakėte, apie metus laiko trunka, ar ne, atsistatyti ir jau matosi, kad ateina visa ta fauna. Pirmi metai būna tokio stabilumo. Nusistovėjo, nesuprato, šokas. Įvyko šokas, jie nesuprato, ką daryti, vieni čia dar tie patys visi vabalai slampinėja, o po metų, jau kai ta žolinė augalė atsistato, jie pradeda keistis. Jau ten tie šviesamėgiai ateina, bet jinai didėja, kadangi didėja įvairovė augalės, jie pradeda didėti, taip kad jiems čia yra palanku. Taip. O kalbant apie kenkėjų jau pažeistus miškus, medžius, ar ne, tai sanitariniai kirtimai. Ar po jų lygiai taip pat greitai viskas atsistato į savo vietas? Praktiškai taip pat, nes jeigu laiku viskas išvežta, jeigu sutvarkyti, tai praktiškai gaunasi kaip ir kirtimas, jeigu ne plynas, arba kitokie tenais radvėjinis, arba kaip tik tai šitie sanitariniai kirtimai, jie tiesiog atveria nedidelės erdvėlės, kuriuose lygiai tas procesas vyksta. Jau iš karto formuojasi kažkas tai naujas toksai, reiškia, pasikeitimas erdvės, atsiranda tokių nišų,
kurios neužimtos. Nu, va, žiūrim, ten va, kažkoks kelmas išvirtęs, va, daleiskim, jeigu vėjovartos ar kažkas išvirtęs kelmas, nu tai kaip. Tai čia ir ežiukui gerai, ir ten kokią lapę urvą pasidaro, nes kadangi sujudintas. Landšaftas jau sujudintas, nėra va, lygus kaip va miške, o ten jau sujudėja. Ir iš karto ir vabzdžiai randa slėpavietės, kur gali pasislėpti, ten peliukų pilna. Jeigu peliukų yra, tai pelėdos, aišku, čia kažkur sakinėjasi. Svarbiausia, kad mes jį pastebėm visą laiką tokį dėsningumą, kad, pirmiausia, va, kadangi švieži kirtavietė labai vilioja savo kvapu. Ir tada vabzdžiai, kurie maitinasi tą medieną, jie iš kokių 2-3 kilometrų jaučia tą. Ir jaučia, kad yra maisto. Jo, yra maisto ir jie skrenda. Jie, reiškia, jeigu nebūtų gretimai miško, būtų sudėtingiau jai atsistatyti. O dabar iš aplinkinių jie susirenka į čia, mato tuos maistą kelmus, šakas visas apdorotas, jie sulenda, atskrisdami, jie ant savo kūno atsineša, reiškia, sporas grybų. Ir jie užkrečia tos kelmus, tai praktiškai jie duoda tą pradžią kelmų irimui. O mum kelmai, kad suirtų kuo greičiau, mum labai reikalinga, nes kadangi tai maistinės medžiagos pasiskirsto, jiem miškui kilti. Tai jie tokia padaro pradžią, ten pradeda tie kelmai pūti, ten ant jų grybai nauji kažkokie užauga, ir jie skanesni pasidaro dar kitiem kelmagraužiam, tai toks veiksmas ir yra. Paskui tie kinivarpos sunyksta, kelmai ardosi maždaug kokį 10 metų ardosi, kol visai išyra, ir tada ten galima, sakau, rasti tų retų rūšių visokiausių, tų medienos, kaip dabar sakoma, kad, be įvairovė palieka medžius. Tai čia dar geresnis, kelmas dar geresnė be įvairovė, nes kadangi ten rasdavom tokių, sakau, net daugiau rūšių retų, raudonoji knyga retų rūšių negu miške rasdavom. Tai čia puikia proga prikelti tas rūšis, ar ne? Net kartais visai puikios sąlygos klestėti joms. Tai labai įdomu, nes jiem patinka. Jiem šitas patinka, toks stresiukas. O kalbant apie jų atsinaujinimą, jau prieš tai kalbėjom apie bioįvairovę, o dabar apie miškų atsinaujinimą, juos iškirtus, ar jie visi atsinaujina, ar jie visi vėl užauga iš naujo ir vėl išbujoja taip gražiai? Kadangi taisyklėse yra surašyta, kad visas plynas kirtavietės būtina atželdinti ir jos yra tikrai atželdoma. Ir tas skaičiai aš ten gerai neprisimenu, bet yra kažkur tai į metus apie 9 kažkur tai tūkstančius naujai atželdintų plotų. Visiškai. Ir aišku, dėkui miškininkam, kad jie, suprantat, jie atželdo ir jie patys gal ir nebepamatys, kol miškai užaugs. Vis tiek, tai jie ateitį tą daro, žinodami, kad jų reikės tų miškų. O irgi toks mitas, nežinau, gal teko man tiesiog girdėti, kad mūsų šalies miškai jaunėjantys yra, ar tai tiesa? Irgi ne. Irgi galit paneigti. Irgi ne, nes kiek pamenu, prieš 10 metų mūsų vidurkis, miškų amžiaus vidurkis buvo ten 53, tai šiais dabar paskutiniais duomenimis yra 54, tai vienais metais padidėjo. Tai taip, kad jie nejaunėja. Nejaunėja. Va, štai paneigiam dar vieną mitą, kalbant toliau. Irgi visuomeniai gajus mitas yra, kad maždaug per 10-15 metų tie miškai, vykdant ūkinę veiklą juose, ims ir visiškai išnyks. Tai kalbant irgi statistiškai, ar ne, kiek tai yra tiesos tame? Tikrai neišnyks, garantuoju. Ir vien dar rišdami su tuo pirmuoju klausimu, sakau, miškas nesileis, kad taip įvyktų, nes... Jau galima buvo tokia išvada. Tikrai, kad tikrai neišnyks. Ir, kad ir sakau, statistiniai duomenys rodo, kad miškingumas didėja. Dabar per 10 metų, įsivaizduokit, per 10 metų irgi nėra toksai didelis laikotarpis, bet per 10 metų 0,5% padidėjo mūsų miškingumą. 0,5 tai daug, skaitant pagal viską. Tai padidėjimas, tai jau reiškia, tie plotai didėja, vis daugiau užima teritorijos. Dabar irgi 10 metų beveik normos nesikeitė, yra kirtimų normos nustatytos ir jos nesikeičia. Tai reiškia, jeigu miškas užaugut, tu daugiau negali iškirsti, nes pats miškas, jisai turi dar tokią
tokią knopkę turi, tokį mygtuką, tiksliau lietuviškai pasakius, mygtuką, savisusinaikinimo mygtuką. Jisai, jeigu jau pajuto, kad viskas, jau jam atėjo amžius, klimaksas toksai, ir jisai įjungia tą susinaikinimo momentą ir viskas. Ir tada visa ekosistema miško, va šita, kuri yra šalia, pradeda padėti jį sunaikinti, nes jam reikia atsinaujinimo. Jisai turi va tos medžius, jie apsilsta, ant jų pradeda skristi kenkėjai, lygos suserga lygomis visokiomis, jo, ir jie tada paima, tiesiog pradeda naikinti tą patį mišką. Jeigu mes jo neišimsime, tai jis taip ir suniks, visas sugrius, o jo vietoje turės atsistatyti kažkas tai. Taip. Bet pats savaiminis atsistatymas tuom ir yra sudėtingas dėl to, kad jisai netaip atsistato, jisai labai ilgas yra. Jeigu pats susinaikina, jeigu žmogus, jeigu nesikiša miškininkai, tai jisai tiesiog labai ilgai, tai bus kokius 200 metų, kol pagaliau tas miškas susiformuoja. O miškininkai šitą momentą pasuka taip, kad būtų greitesnis tas procesas. Jie paima pasodina tą miškelį, tas miškas, patenkintas, jeigu dar čia aplinkui kažkas maišo, ten kokios žolės, jie apipjauna jo. Duoda tokį paspirtį, kad jį reikia išsirauti. O dar norėtųsi istoriją, šiek tiek istorinį tokį kontekstą paliesti. Jūs tikrai jau esat susipažinęs, ar ne, su istorija, kaipgi tie miškai pas mus keitėsi Lietuvoje, ar ne? Ir miškininkystės mokslas šiek tiek irgi tobulėjo, nori, nenori. Tai kiek jisai pats irgi padarė tos įtakos mūsų Lietuvos miškams, kad šiandien matytume tokius gerus rezultatus, apie kuriuos jau prieš tai paminėjote? Praktiškai jo. Dabar, jeigu tai pasižiūrėjus tą miškininkystę, kuri jau su mokslininkais kartu ėjo, tai čia nedaug praėjo, 100 su kažkiek tai metų tik tai, bet esmė tame, kad per jų rankas, per mokslininkų rankas praėjo labai daug tokių visokių bandymų, eksperimentų. Jie buvo ir klaidų, buvo ir klysta, ir visokių tokių išieškojimų, kol supratome, kad kaip jis augo. Kodėl čia tas įvyko, kodėl egliai būtinai reikia augti va čia, o ne va ten, kodėl ten pušeliai reikia augti va čia, nes šitą reikia viską ištyrinėti. Dirvožėmis pasižiūrėti, aplinką, gal ten kažkokie vėjai netokie, gal ten kalnelis, ant kurio negalėtų augti eglė, reikia ten sodinti pušę, dar kažką, arba reikia maišyti mišką. Negalima vien tik tai pušinas, kad būtų, o reikia biškį pamaišyti, kad jam būtų ir geriau, ir kenkėjai nelabai puola, nes ir gaisrai netaip užeina. Tai va šitą visas normas, visas tas taisyklės netaip savo atsirado. Jos jau buvo sukurtos, sudėliojant tuos visus rezultatus, vieną po kito, ir kad sakau, įvyktų tas momentas, kad nieko daugiau per daug nereikia daryti, o jisai pats pabiškį augtų. Nes būdavo, sakau, problemų, jeigu blogai pasodintas miškas, tai tenais kildavo ir židiniai baisiniai visokiausi ir visko, bet kai šitą pamatai, sužinai, išieškai, kodėl taip įvyksta, tada dasidė. O biologinė įvairovė taip stengiasi, dabar miškininkai pasižiūrėjau, visi jau čia bando labai gražiai įterpti ir ten tuos augalus, nektaringus augalus, kurie ten padeda tai bioįvairovei vystyti. Ten daro tos krūtelynams aptvarus tokius. Jau inkilų nežinau, kiek čia prikilnuota visur. Dabar žiemos laikas, tai yra aktuali tema, kaip ir būtų irgi, kad pamaitinti tuos gyvūnus, paukštelius. Jeigu norime pritraukti juos bioįvairovės, tai dėl to ir kalbame apie tas kirtavietės, kai jinai irgi yra kaip traukos objektas, kadangi jau čia paukštis, jisai kam dabar skristi maitintis už kilometro kažkur tai pievą radus ar dar kažką, jeigu jisai turi miške kirtavietę, kurioje bus maistelio ir ten bus kokio kito. Taip, kad čia surišta viskas. Tikrai taip. Aš dabar, aišku, dabar žiemą tai ir matom, tik pušynus visus, o kiti medžiai tokie jau dabar pasislėpė, jau liūdnesni šiek tiek, jau be lapų. Ir paskutinį klausimą, žinokit, jums čia turiu. Tokį gerbiamas Artūrai, kalbant apie iššūkius, galbūt nelabai maloni dalis, bet su kokiais didžiausiais iššūkiais susiduria šiuo metu miškininkystės mokslas? Ko gero greičiausiai sakyčiau, kad žinot, su tam kaita gal galima būtų surišti. Klimato kaita. Klimato kaita, tiesiog jinai daro dabar tokį
duoda mums tokį stimulą, kurio mes kažkaip seniau neturėdavom, nes jisai kažkaip tai buvo nusistovėjęs, mes jau pagrindinės tokias rūšis kažkokias apnagrinėjom, jau problemas tokias skaudesnės ištiriam, bet niekada nesikeitė taip žiauriai klimatą. Dabar klimatas keičiasi ir mes jau turime kaitalioti savo požiūrį jau. Kaitalioti jau atsiranda, kad ir vabzdžiai, ir kiti gyvūnai reaguoja kitaip visiškai. Jie jau pagal tą savo sąlygas, kad ir tipografas, daleiskime, lyg tai būdavo seniau, kaip visada, dvi pagrindinės generacijos ir viena seserinė. Dabar žiūrime šiais metais, pirmą kartą šoko, kad mes jau turime 4 generacijas, reiškia vėl pasikeitė, jau mes turim reaguoti, kaip, kodėl taip daryti, kaip juos ten apskaityti ir dar kažką tai, ir ką pasiūlyti miškininkam, ką daryti, nes jiem irgi problema didelė. Tai vadinasi, kasmet reikia atnaujinti žinias, kasmet bandyti susekti. Būtinai ir nenutraukiamai. Nenutraukiamai, nes jeigu tik padarysime tarpelį, galim nebespėti. Dar be to visą laiką dėl to atšilimo naujų invazinių rūšių atsiranda, apie kurias tiesiog girdėjome, skaitydami, kad užsienis turi, o pas mus dar nėra, tai mes ir tokie ramus ir būdavom, bet žinot, kaip ras jau žiūri, jau yra. Nėra, kad ir tada jau nebėra, kur čia reikia greitai surasti išeitį kažkokią, tai nustatyti, kaip jis gyvena, kaip jisai čia elgsis šito plotmėj mūsų. Tai tokie pagrindiniai tie iššūkiai yra ką veikti. Pagrindas besikeitimo, tas keitimasis, tai jisai tą daro. Tai noriu kažkaip palinkėti to budrumo, neatsipalaiduoti, toliau darbuotis. Todėl turim naują kartą, vis jaunesnių darbuotojų, kurie irgi perima iš mūsų tą, nenuleidžia tų vadelių, tai labai gerai. Ar jie nori įdomėsi šitą sritį, miškininkystę? Pas mus nelabai išsilaiko tie, kurie nenori. Jeigu jau nori, tai jau reiškia nori. Čia turi būti aistra, miškas turi patikti, o miške tai mes visigi praleidžiam kažkiek laiko, ar ne? Taigi, gerbiamas Artūrai, čia pasivaikščiom Dubrovos miške, labai dėkoju Jums ir ačiū visiems, kurie žiūrėjote šį kartą mūsų laidą. Susitikime jau kitose miško istorijose. Iki!